Italijos rinktinių rungtynėms, kasgi užims ketvirtąją vietą po mieste E grupėje, kadangi ten trečioje vietoje po pergalės prieš Jugoslaviją atsidūrė Rusijos komanda, 4 pergalės ir 2 taškai, ir kartu rusai ne tik užsitikrino savo trečiąją vietą, tačiau laimėdami prieš Jugoslaviją suteikė šansą ir Slovenijos ekipai. Jeigu slovėnai šiandien laimi prieš Prancūzijos komandą, tokiu atveju jie tampa ketvirtosios vietos laimėtais ir gali būti, jog jie gali tapti ir Lietuvos rinktinės varžovų ketvirtfinalyje. Jeigu slovėnai šiandien nesugeba įveikti Prancūzijos rinktinės, tokiu atveju ketvirtoje vietoje atsiduria ispanai, kurie taip pat turi nemažų šansų būti Lietuvos rinktinės varžovais pirmajame ketvirtfinalio etape. Savaime suprantama, tuo atveju, jeigu Lietuvos komanda užims pirmąją vietą. Antrosios vietos laimėtoja laukia dvikova su Rusijos krepšininkais. Ir artimiausiose krepšio prieigose, štai dabar Arvydas Sabonis sėkmingai sužaidžia ir po varžovų. Kartais tai pavyksta, kartais ne itin. Ir tuomet jau kyla problemų Italijos komandai. 2 taškai, kuriuos pelno Arvydas Sabonis ir net jam Artūras Karnišovas. Priminsiu tą komandą, kuris šios dienos rungtynėse patirs pralaimėjimą. 2 taškai ir pražanga vienam iš Italijos rinktinės krepšininkų ir ypač iš aikštės išėjus Roberto Fiačigui. Italijos komandos priekinės linijos gynyba toliau skilinėja. Dabar atrodo prasižengia Alessandro De Polis, atrodė tarsi nykštukas prieš 130 kg sveriantį Arvydą Sabonį. Minutės pertraukėlė, kurios prašo Bogdanas Stanjevičius, perduoda kamuolį, perima. Žanluko Basilė. Maersas. Perdavimas Depolui. Ilgai italai rezga šią ataką, iki jos pabaigos tik 7 sekundės. Maersas. Per Darių Maskoliūną, netaiklus metimas ir atkovoja kamuolį Artūras Karnišovas. Dar 50 sekundžių iki kėlinio pabaigos, bet pamatęs, jog prieš jį strikiavo net 2 Italijos rinktinės žaidėjai, stabteli Karnišovas ir pozicinė lietuvių ataka. Gintaras Einikis. Darius Maskoliūnas galų galę atidaro ir savojo taškų sąskaitą, o Sabonis vėl apsigina nuo Kjačigo ir su kamuoliu vėl Maskoliūnas skuba į priekį Lietuvos rinktinės gynėjas. Mindaugas Žukauskas pradėjęs rungtynės antrajame kėlinyje, Arvydas Sabonis blokuoja jo metimą Roberto Kjačigas. Atkakli ir dramatiška kova ir pirmosiomis antrojo kėlinio minutėmis. Tiesa, dabar jau lietuviai pirmauja 7 taškų skirtumu. Sabonis. Iš 3 taškų zonos ryžtasi Arvydas Sabonis ir pataiko, ir tai yra pirmasis taiklus tritaškis Arvydo Sabonio sąskaitoje po 7 nesėkmingų bandymų šiose Europos pirmenybėse. Galų gale nutraukė štai tą netaiklių metimų seriją Arvydas Sabonis ir jo sąskaitoje jau 21 taškas per 21 minutę. Be poilsio rungtyniavo Arvydas Sabonis šios dienos rungtynėse, kol kas negalėjo atsipūsti ne akimirkos pirmajame kėlinyje ir Darius Maskoliūnas blokuoja, tačiau pažeisdamas taisyklės varžovo metimą. Tiesa, daro tai užtikrintai, nepalikdamas jokių šansų pelnyti 2 taškus ir dar gauti teisę į papildomą ekstra baudos metimą Roberto Kjačigui. Ir tai yra pirmoji Lietuvos rinktinės gynėjo pražanga šios dienos rungtynėse. Na, kalbant dar apie pirmą kėlinį, galima pasakyti, jog Lietuvos komanda, kaip ir buvo galima tikėtis, laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių 21-14, tačiau vėlgi dažniausiai pakišdavo koją lietuviams jų įprasta bėda šiose pirmenybėse, tai yra prarasti kamuoliai. Net 8 jų prarado lietuviai, italai suklydo vos 2 kartus. Tiesa, kiek atsigrėbta buvo ginantis nuo varžovų reidų po krepšiu, tai dažniausiai darydavo Arvydas Sabonis, blokavęs net 3 varžovų metimus ir atkovojęs 9 kamuolius. Gintaras Einikis, puikus perdavimas po krepšiu, 2 taškai ir pražanga dar vienam italui. Ir Lietuvos rinktinė vėl pradeda demonstruoti tą žaidimą, kurio dėka jį triuškino turkus ir kroatus vakar ir užvakar. Greitas tempas, tikslus, staigus perdavimai, traukintys beveik visą penketuką. Ir aišku, štai tokie taiklus metimai iš po krepšio bei italus psichologiškai užmušantys tritaškiai metimai. 47-36 ir minutės. Artūras Karnišovas prideda dar vieną tašką, 48-36 ir dabar jau 12 taškų lietuvių pranašumas. Per 2 pirmąsias antrojo kėlinio minutės lietuviai pelnė 9 taškus, italai atsakė vos 1. Karlsonas Maersas.
Artūras Karnišovas ir Arvydas Sabonis, du rezultatyviausi krepšininkai Lietuvos rinktinės gretose ir tai rodo, jog per paskutinėsias keletą rungtynių jie žaidžia vis rezultatyviau ir vis sėkmingiau įsijungia į, tarkim, tą 6 žalgiriečių žaidimą. Teko kalbėtis ypač po pirmojo rato varžybų su Lietuvos rinktinės krepšininkais ir tai buvo viena iš tokių rimtesnių problemų, kurios dėka Lietuvos komanda, galima sakyti, gan ilgokai ieškodavo to savojo žaidimo stiliaus, kadangi 6 žalgiriečiai esantys rinktinėje dažnai žaisdavo viens kitą puikiai suprasdami be žodžių, tuo tarpu kitiems krepšininkams prisijungiantiems iš įvairių kitų komandų reikėdavo keletos akimirkų suprasti, kas gi vyksta aikštėje, ypač ginantis, o kartais ir puolantis, ir tai būdavo viena iš priežasčių, dėl kurių Lietuvos rinktinė nesugebėdavo panaudoti viso savo potencialo. Einikis blokuoja varžovo metimą be pražangos, toliau totaliai dominuoja po krepšiais lietuviai, fantastiškai vėl sužaidė Gintaras Einikis, beje pirmajame kėlinyje jis buvo labai aktyvus tam tikrais epizodais ir beveik be klaidų atakuodavo varžovo krepšį. Nepavyksta dabar Mindaugui Žukauskui, 50-36, 14 taškų skirtumas ir tam tikra panika buvo kilusi italų gretose. Dabar pažiūrėsime, ar sugebėjo ją panaikinti Bogdano Tanievičiaus paimtą minutės per traukėlę. Dino Meneginas, tai yra Andrėja Meneginas, taiklus garsėjo Italijos krepšininko sūnaus metimas ir beje Andrėja Meneginas ir buvo tas žaidėjas, kuris ypač per pirmąsias 15 kėlinio minučių vienas dažniausiai įveikdavo Lietuvos rinktinės gynybą. Ir štai dabar jo sąskaitoje jau 16 taškų. Gintaras Einikis. Maskoliūnas. Sabonis. Iššoka kamuolys iš krepšio ir prasižengia Gintaras Einikis. Tai yra Gintarui Einikui tik pirmoji asmeninė pražanga ir antroji komandinė pražanga antrajame kėlinyje Lietuvos rinktiniai. Beveik 4 minutės jau sužaista nuo antrojo kėlinio pradžios. Po mieste, kur dėl 4-osios vietos kaunasi slovėnai, jie pirmauja 9 taškais, 51-42. Jeigu jie laimės, jie bus varžovai tos ekipos, kuri šiandien čia Lemane iškovos pergalę. Sabonis blokuoja 4-ąjį varžovo metimą. Arvydas Sabonis demonstruoja, jog jis vis dar yra galingiausias vidurio puolėjas Europoje. Nepaisant gan sunkiai prasidėjusių pirmenybių, dabar jau Italijos komandai Arvydas Sabonis yra problema, tarsi kalnas, kurio niekaip negali įveikti Italijos rinktinės aukštaūgiai. Ir štai paskaičiavus, kiek kamuolių atkovojo Italijos centro puolėjai, gauname juokingą vieno atkovoto kamuolio rezultatą. Meneginas iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas, pats atkovojo kamuolį Andrėja Meneginas, nepavyksta jam įridenti kamuolio į lietuvių krepšį antrąjį kartą ir prie to dabar jau daugiausiai prisideda Gintaras Einikis, blokavęs antrąjį varžovo metimą. 5 blokai, kuriais lietuviai nutraukė 5 pavojingas italų atakas. Sabonis. Ir pražanga, ir tai yra 5-oji pražanga Denisui Markonato ir jo pasirodymas šiandien rungtynėse jau atrodo yra baigtas. Taip, jis šiandien aikštėje išbuvo iš viso 8 minutės 44 sekundės, vieną kartą ryžosi metimui, metimas buvo netaiklus ir surinko 5 asmeninės pražangas, o Lietuvos rinktinės milžinas Arvydas Sabonis dabar prie baudų metimo linijos. 23 taškai jau jo sąskaitoje. Nors štai matote savo ekranuose, jog Arvydui Saboniui yra įrašytas tik tai 21 taškas, tačiau dar, kaip jau minėjau, rungtynių sekretariatas suklydo, užrašydamas 2 pataikytus Arvydo Sabonio baudos metimus Dainiui Adomaičiui. Ir šį kartą abu kartus baudžia Italijos krepšininkus už pražangą Arvydas Sabonis. Dabar jo sąskaitoje jau 25 taškai ir Lietuvos komanda pirmauja 14 taškų skirtumu, 52-38. Galanda. Alessandro Abijo per Gintarą Einikį, vėl metimas net neliečia lanko. Alessandro Abijos mestas kamuolys ir Darius Maskoliūnas dabar jau šaudo Lietuvos rinktinės ataką. 14 minučių ir 30 sekundžių lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Kėlinio, kuris daug maloniau klostosi Lietuvos rinktinės krepšininkams ir štai šį malonumą dar labiau padidina Artūras Karnišovas. Lietuvos komanda demonstruoja puikų krepšinį antrajame kėlinyje, traiškydama išgirtąją Italijos ekipos gynybą. Trukinėja per siūlės visos gynybinės užtvaros Italijos rinktinėje. Netaiklus ir dar vienas Giacomo Galandos metimas, krizė Italijos
komandoje dabar atrodo priverčia prašyti dar vienos minutės pertraukėlės Bogdaną Tanievičių, pajutęs, kaip akivaizdžiai slysta dvikovos likimas iš jo ekipos rankų. Dabar dar kartą atkovoja kamuolį Lietuvos komanda. Ir Darius Maskaliūnas 8 sekundės atakai. Karnišovas išmuša kamuolį Andrėja Meneginas iš Artūro Karnišovo rankų. Ir tam tikra nervinga atmosfera. Andrėja Menegina dabar bando nuraminti Arvydas Sabonis, puikiai pažįstantis jo tėvą. Dabar bando šiek tiek atšaldyti ir įkaitusi Dino Menegino sūnų. Nu, dabar minutės pertraukėlė, kurios paprašė Bogdanas Tanievičius. TV3 Į Lemano sporto rūmus ir čia toliau antrės tribūnoms kelia susižavėjimą Lietuvos rinktinės žaidimas. Gintaras Einikis 8-asis jo taškas ir Lietuvos komanda įgyja jau 19 taškų persvarą. 57-38. Per 6 minutės ir 40 sekundžių Lietuvos rinktinė laimėjo šią atkarpą 18-3. Abejo. Dar vienas netaiklus metimas, vėl grumtinės dėl kamulio ir vėl greitesni prie jo lietuviai. Gintaras Einikis dabar palaukia, kol išsiskirstys aplink jį susibūrusi Italijos krepšininkų minė ir vėl su kamuoliu Šarūnas Jasikevičius. Arvydas Sabonis, dabar įdengia Džakomas Galanda. Mindaugas Žukauskas. Karnišovas. Nors ir sunkiai, tačiau išsilaiko ant kojų ir išlaiko kamuolį savo rankose. Artūras Karnišovas dabar prieš jį Pučką. Ir vėl pražangos Italijos rinktinėje. Dabar prasižengia 4-asis numeris. Tai Davidas Bonora. 1,82 cm ūgio gynėjas. Ir tai yra 4-oji Italijos rinktinės komandinė pražanga. O lietuviai vėl pradeda ataką, gražindami kamuolį iš šoninės linijos. Italijos komanda dabar puikiai supranta, jog vienintelis jų šansas dar kažką pasiekti šios dienos rungtynėse, tai yra aktyvi gynyba. Štai dabar prieš Arvydą Sabonį jau įleistas buvo į aikštę ir galingas, daugiau nei 115 kg sveriantis Marcello Danijo. Dar vienas taiklus Einikio metimas ir dabar jau Gintaras Einikis nusprendžia įrodyti, jog antrasis kėlinys gali būti pavadintas puikiu Gintaro Einikio šou. Dar vienas jo metimas atsilošiant atgal kabliu, 10-asis jo taškas. Na, vakar dienos dvikovoje su Kroatijos komanda antrajame kėlinyje, tai panašiai žaidė ir Eurelijus Žukauskas, iki tol galbūt kiek buvęs Arvydo Sabonio šešėlyje. Dabargi Gintaras Einikis nuima dalį kovos ir dalį grumtynių nuo Arvydo Sabonio, pats antrą kartą iš eilės taikliais metimais, didindamas skirtumą 59-40. Karnišovas ir jį vėl stumteli Alessandro Abijo. Geriausiai besiginančių krepšininkų Europoje vadinamas, tiesa, pačių italų vadinamas Alessandro Abijo, šiandien jau prasižengia trečiąjį kartą ir tai yra 5-oji komandinė pražanga. 11 minučių ir 52 sekundės lieka iki šių rungtynių antrojo kėlinio pabaigos. Priminsiu, Lietuvos komandai šiandien tenka žaisti ne vien su ekipa, kuri iki tol kaip ir lietuviai yra pralaimėjusi vos vieną kartą, tačiau ir su ta komanda, kuri 1997 metais tapo Europos vicečempionė. Tai yra prieš 2 metus Europos pirmenybėse italai tik tai finale nusileido Jugoslavijos komandai. Karnišovas. Žukauskas. Atakai lieka dar 12 sekundžių. Sabonis. O tuomet atsiduria kamuolys Sabonio rankose. Tuomet galima laukti įvairiausių netikėtumų. Karnišovas išsaugo kamuolį savo rankose, laimėdamas šią oro dvikovą su daug mažesniu Davidu Bonora. Tačiau dabar metimas skrieja pro šalį ir italai vėl skuba į priekį. Pirmajame kėlinyje, ypač pirmoje pusėje, italai galėjo keletą kartų netrukdomi surengti greitas kontratakas ir kol jie žaidė savo įprastų stiliumi, tiksliau sakant, kol leido jiems taip žaisti Lietuvos komanda, tol skirtumas anaiptol nebuvo Lietuvos rinktinės pusėje. Dabargi Lietuvos komanda sutvarkė savo gynybą drausmingai, grįždami prie savojo krepšio ir vis taikliau mesdami į varžovų krepšį. Lietuvos rinktinės žaidėjai beveik neutralizavo vieną iš pagrindinių Italijos rinktinės ginklų. Tai yra greitą žaibišką puolimą. Sabonis. Ir dar 2 taškai ir vėl net per metrą atšoka Marcello Danijo. Arvydas Sabonis.
27 taškai jau Lietuvos rinktinės lyderio sąskaitoje. Štai vėl šis epizodas ir Marcello Damio dar turėjo vieną išeitį prasižengti, tačiau nusprendė šį kartą nerizikuoti Marcello Damio. Iš toli meta dabar Italijos rinktinės centras, vėl netaiklus metimas ir toliau skęsta Italijos komandos laivas. Ir štai į šią katastrofą dabar jau atsitūpęs žiūri Bogdanas Stanievičius, Italijos rinktinės vyriausiasis treneris. 21 taškas skiria komandas. Sabonis. Perdavimas Karnišovui, šis šiaip taip sugeba pagauti kamuolį. Einikis. Štai ir dar 2 taškai. Gintaras Einikis neklysdamas meta jau 5. kartą iš eilės. 12 taškų Gintaro Einikio sąskaitoje. Na štai dabar atrodo atstatoma teisybė. Sąlyginai, aišku, atstatoma teisybė rungtynių protokole, kadangi 2 taškai buvo užrašyti Arvydui Saboniui. 63-40. Dar viena nesėkminga italų ataka. Jasikevičius greitesnis negu Marcello Damio. Lietuviai atrodo vėl sugebėjo įrodyti totalinį savo pranašumą, žaisdami su praėjusiu Europos pirmenybių vicečempionais. 23 taškai. Sabonis pavėlavo akimirkai dabar spurtuodamas Mindaugas Žukauskas, tačiau italams kamuolys pats krenta iš rankų. Visiškai susirikia prieš vėl galingai pilnu pajėgumu veikiančią Lietuvos rinktinės mašiną Italijos krepšininkai. Damio. Perdavimas arčiau krepšio. Ir Giacomas Galanda. Pirmoji greita kontrataka antrajame kėlinyje, kurią surengė Italijos rinktinė. Ir dabar minutės pertraukėlė. Grįžtame į Antres sporto rūmus. Čia iki antrojo kėlinio pabaigos. Dar 9 minutės. Ir dabar jau galų gale ilgai lauktas poilsis Arvydui Saboniui. Jį pakeitė Aurelijus Žukauskas. Dabar jam tenka grumtis su daug didesnį svorį turinčiu Marcello Damio. Rungtynės dėl kamuolio. Einikis po krepšiu vėl laimi dvikovą ir užbaigė šią ataką dar vienu taikliu metimu. Gintaras Einikis ilgai lauktas buvo rezultatyvus štai toks Lietuvos rinktinės aukšto ūgio žaidimas. Galbūt ne visada jis galėdavo atsiskleisti iki tol vykusiose rungtynėse, kadangi tekdavo dažniausiai leisti į aikštę mažesnius krepšininkus, galinčius dengti varžovų snaiperius. Ir tai beje buvo viena iš tokių matyti rimtesnių problemų, kuris savotiškai taip pat kamuodavo Lietuvos komandos vyriausiai trenerį Joną Kazlauską, kada pernelyg neužlaikyti ant atsarginių žaidėjų suolelio tiek Gintaro Einikio, tiek ir Virginijaus Praškevičiaus. Ir štai šiandien jau šansą pasirodyti gavo Gintaras Einikis ir jis tą šansą išnaudoja 100%. Na, ateityje matyt laukia dar ir Virginijaus Praškevičiaus nemažas minučių skaičius aikštėje, kadangi dar teks žaisti su komandomis, kurios garsėja kieta ir aukšta priekinė linija. Ir Arvydas Sabonis dabar sėdas ant atsarginio žaidėjų suolelio ir Gintaras Einikis. 14 ir 27 taškus pelnė krepšininkai, gali šiek tiek pailsėti. O jų vietą užėmė Aurelijus Žukauskas ir Tomas Masiulis. Ir vėl gindamas krepšį prasižengia Darius Maskoliūnas. Tai yra tik antroji Maskoliūno ir tik 4. Patarimų Lietuvos rinktinės treneriai gavo iš Artūro Karnišovo rungtyniavusio Team System komandoje ir puikiai žinančio visas 5 Team System narių Italijos komandoje silpnąsias ir stipriasias pusės. Darius Maskoliūnas. 4 minutės ir 30 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Virginijus Praškevičius meta pirmąjį kartą šios rungtynėse, netaiklus jo metimas ir Depolas skuba į priekį. Suspėja prie jo grįžti Mindaugas Žukauskas, jį dengiantis Lietuvos rinktinės žaidėjas. Ir štai galų gale, kuomet aikštelėje nėra Arvydo Sabonio, daug tvirčiau čia jaučiasi ir Roberto Pjačikas, dabar pelnęs savo komandai tik tai 6. tašką šios rungtynėse. Na, prieš šį čempionatą Italijos komandos treneris Bogdanas Stanievičius nustebino beveik visus Italijos krepšinio sluoksnius, atsisakydamas pagrindinio atrodytų komandos įžaidėjo, tai yra Gianmarco Pozzecco paslaugų, tačiau nesuvaldomų ir nesutramdomų charakterių garsėjantys Gianmarco Pozzecco Bogdano Stanievičiaus nuomonė būtų įnešęs tik tai destrukciją į Italijos komandos žaidimą, juolab, kad jau ir taip joje esant Carltonui Mayersui čia netrūksta sunkiai suvaldomų elementų ir tai, aišku, toks rizikingas žingsnis sukėlė nemažai spėliojimų, ar tai neatsilieps Italijos komandos žaidimui. Tačiau kol kas net ir netekę pagrindinė žaidėja, Italijos komandos nariai sėkmingai tvarkosi su šia problema. Kartais į žaidėjo pozicijoje žaidžia Davidas Bonora, kartais Gianluca Basile. Savo ruoštų gali ten žaisti ir Andrėja Meneginas bei
Alessandro Abijo. Ir štai praėjusių Europos pirmenybių vicečempionai užima antrąją vietą F grupėje, o tai reiškia, jeigu jie pralaimės šios rungtynės, kuo vis mažiau ir mažiau tenka abejoti, jie ketvirtfinalyje žais su Rusijos komanda. Netaiklus Marcello Damijo metimas iš toli, tačiau atkovoja kamuolį italai. Dar vienas bandymas. Ir šį kartą pataiko 13 numeris Mišelis Mijanas. Dabar atrodo, jau Bogdanas Anievičius ruošiasi būsimiems ketvirtfinalio susitikimams ir štai dabar pavyksta sumažinti skirtumą jau iki 12 taškų Italijos komandai. Likus sužaisti dar 3 minutės ir 15 sekundžių. Aurelijus Žukauskas. Gražus perdavimas po krepšiu ir Virginijus Praškevičius taip pat pelno taškus. Vėl atitolindamas lietuvius nuo italų 68-54. Tiesa, 3 minutės dar yra užtektinai ilgas laiko tarpas šiuolaikinėme krepšinėje ir Italijos komanda nurašyti dar yra gerokai per anksti. Štai dabar vėl pelno 2 taškus Roberto Kjačikas ir dabar jau minutės pertraukėlės prašo Jono žymą Ispanijos komanda, kuri surinks daugiau taškų nei Slovenijos ekipa. Tačiau, aišku, Lietuvai dar reikia atsilaikyti tas 2,5 minutės. Praškevičius ir jį stumteli. Atrodo 13 numeris Mišelis Mijanas. Beje, Goricijos komandoje Italijoje rungtyniaujantis krepšininkas, tai yra žaidėjas, praėjusį sezoną žaidęs kartu su dar vienu lietuviu Mindaugu Timinsku. Ir vėl Šarūnas Jasikevičius, vėl į aikštę grįžo Artūras Karnišovas, galbūt štai šio patyrusio ir šiandien labai rezultatyviai vėl žaidžiančio krepšininko sugrįžimas padės kiek sutvarkyti žaidimą Lietuvos komandai. Aurelijus Žukauskas, Karnišovas, pašokdina Marcello Damijo, ištisuko kamuolys iš krepšio, Praškevičius atkovoja kamuolį po varžovų krepšiu. Štai kada prireikė ir Virginijaus Praškevičiaus sugebėjimų grumtis pačiose karščiausiose baudos aikštelės vietose. Prasideda prieš paskutinę antrojo kėlinio minutę. Ją lietuviai pradeda Jasikevičiaus ir Karnišovo perdavimais vienas kitam. Fantastiškai sužaidžia Lietuvos komanda. Aurelijus Žukauskas, Artūras Karnišovas ir Virginijus Praškevičius. Tarsi pabudo po italų spurto aikštėje buvę Lietuvos rinktinės krepšininkai. Juos be abejonės vėl sustiprino grįžęs į aikštę Artūras Karnišovas ir dabar vėl skirtumas padidėjo iki 14 taškų. Tačiau vėl sugeba pelnyti taškus Marcello Damijo, galingai sudėtas ir labai stiprus krepšininkas. Dabar išvengia Aurelijaus Žukausko bloko. Praškevičius. Jasikevičius, minutė 25 sekundės, o tuo tarpu prancūzai atrodo bėga ir užsitikrina savo pergalę rungtynėse po mieste. 38 minutės pirmavę Slovenijos krepšininkai, tik tai paskutinėmis rungtynių akimirkomis išleido iniciatyvą iš savo rankų ir už tai labai brangiai sumokėjo. Dar viena sėkminga lietuvio ataka Mindaugas Žukauskas. Taigi dabar jau nebelieka neaiškumų po prieš ketvirtfinalio rungtynės. Prancūzai nugalėjo 74-69. Jie, kaip ir minėjau, užėmė antrąją vietą, tačiau jie jau buvo jau užsitikrinę prieš šias rungtynes, o štai slovėnų šis pralaimėjimas yra tragiškas. Jie nepatenka į pirmąjį grupės ketvirtą, jų vietą ketvirtuke užima Ispanijos komanda, kuri ir bus Lietuvos rinktinės varžovas ketvirtfinalė. Taigi dar kartą galima pakartoti visas ketvirtfinalio poros, kol vyksta paskutinės šių rungtynių sekundės. Jugoslavija, Vokietija, Prancūzija, Turkija, Rusija, Italija ir Lietuva, Ispanija. Liepos 1 dieną pačios karščiausios kovos. Šarūnas Jasikevičius, dar vienas taiklus metimas, dominuoja vėl aikštelėje Lietuvos rinktinės krepšininkai. Šiandien kiek daugiau nei vakar teko padirbėti aikštėje Arvydui Saboniui, tačiau jis ir vėl buvo neprilygstamas. 27 taškai jo sąskaitoje per 31,5 minutės. 13 atkovotų kamuolių, 4 blokuoti metimai ir 3 rezultatyvūs perdavimai bei puikus 63% taiklumas metant iš 2 ir iš 3 taškų zonos. Nuo dabar iki antrojo kėlinio pabaigos ir jau iki finalinės arenos lieka vos 20 sekundžių. Dar vienas italų bandymas, netaiklus šį kartą Alessandro Abijo. Italai išsaugo kamuolį ir išsaugo šansą bent šiek tiek sumažinti skirtumą. Tačiau pergalės iš Lietuvos komandos jie jau neatims. Alessandro Abijo. Depolas.
energingai gintumėsi lietuviai stengiasi nesuteikti net ir paskutinio šanso Italijos komandai. Tiesa, vėl įsismaginęs Roberto Piačikas pelno dar 2 taškus. 74-62 ir tai yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Lietuvos rinktinės taustomis 3 pergalėmis užbaigia F grupės varžybas. Štai dabar jūsų ekranuose ir triumfuojantis Lietuvos rinktinės gerbėjai. Ir Lietuvos komanda užima 1-ąją vietą F grupėje. Taigi Lemano miestas atsisveikino su Europos čempionatu, perduodamas estafetę Paryžiui. Liepos 1 dieną, ketvirtadienį, prasideda kovos dėl medalių. 8 komandos važiuoja į Paryžių. Jau pirmasis ketvirtfinalio etapas sumažins pretendenčių į medalius sąrašą iki 4. Ir aišku, maloniausia, kad tarp tų 8 kol kas yra Lietuvos rinktinė. Kelialapis į Sidnio olimpiadą dabar jau ranka pasiekiamas. Laimėjus ketvirtfinalio rungtynės galima bus kalbėti ir apie medalius. Taigi atsisveikiname su jumis iki Liepos 1 dienos. Dar kartą primenu, jog kiekvieną dieną, net ir poilsio dienomis, jūs galite išgirsti paskutinėsias naujienas.